Džiaugiuosi, kad projektas Mes Lietuva įgauna pagreitį, projektas, kuris prasidėjo 2023 metų vasarą su atrankomis. Jos ir toliau buvo pratęstos stovykloje Anykščiuose, tai 20-11 metų gimimo mergaičių atranka, kurios tikslas yra atrinkti pačias geriausias ir dalyvauti su jomis 2024 metų lapkričio mėnesio pirmam kvalifikaciniam raunde į Europos čempionatą. Taip pat antroje savaitėje prijungėme 2009 metų gimimo merginas, kurios ruošiasi 26 metų Europos čempionatui. Ir linkiu šitam projektui sėkmės ir visom merginom ir visiems, kas dirba kiekvieną dieną sporto salėje, kad tobulėtumėm ir kad atneštumėm gerus rezultatus. Šią savaitę prie stovyklos prisijungė treneriai iš Italijos. Tai labai smagu, kad turime aukšto meistriškumo trenerius, kurie tikime, kad perduos merginom geriausią informaciją ir nuo to mes būsim tik stipresni. This is my second year in this project. I'm so happy and so glad to stay here and to work harder for the future of the Lithuania. Mes Lietuva. I'm happy to be here, to be part of this program, to this process. I met the girls, they are very cool, they are very good volleyball player. We work a lot to bring at home our target, the European qualification under 16. Mes Lietuva!